šitą. Čia aš jaučiuosi, kai kalėjime, ta prasme, kokiam būčiau uždaryta. Jūs pastatėte tik 0 metrų tiltą. Su tokiu darbo tempu jūs pasmerkti nesėkmiai. Nieko šiandien neįvyks, visi tik tai dar labiau susinervins, kuo giliau, ten to labiau nervų, žinai. Ir nieko šustro ir batno nepadarysim. Vyks kaip nors, nežinau. Būk stipri dėl vaikų, okei? Visi sulūšim anksčiau ir vėliau. Turiu dėl jų kovoti iki galo ir aš kovosiu. Dėl savo vaikų ir savo tikslo, kad pirkčiau savo vaikams namus. Be galvų. Nuoširdžiai aš tai nematau, kad šitas tiltas pasistatys. Nėra vieninga chebra, suprantam. Yra vieninga chebra, gali čia į Eifelio bokštą pastatyti. Aš atsakingas, kad kažkas sektus, nesisektų. Jeigu bus klaidos, mano atsakomybė. Jeigu tiltas išsileis, mano atsakomybė. Aš nesužiūrėjau, aš nepažiūrėjau, aš priėmiau ne tą sprendimą. Arba nepriėmiau sprendimą, kai reikėjo. Aš kaip lyderis jaučiuosi apskritai nesuvaldantis jūsų kaip grupės, kaip komandos. Todėl apskritai pradėsiu tiktais nuo to, kad atsistatydinu iš savo pareigų. Jeigu lyderis atsistatydino, turim rinkti kitą lyderį. Nerinksim dabar lyderio. Manau, kad čia pagrindinis žmogus, kuriam nereikia visiškai tų 30 000. Jam nereikia ir tą tiltą pastatyti. Jisai gal net ir yra tas, kuris nori patrukdyti visiems gauti tą 30 000. Jūs turėsite namo išsiųsti vieną komandos narį. Ką paaukosite dėl visos komandos bendro tikslo? Kas jam ten? Aš nesuprantu, kas vyksta. -1 žmogus, plus 15 metrų. Nuo šiandien mes 11 ir mes nebeturim gedo. Ne tas žmogus turėjo iškristi. Nerimastinga gamta laukia, kas bus toliau. Jų jau tik 11. Švyturys jiems padovanojo 15 metrų tilto, tačiau to kaina buvo vienas iš saviškių. Šį kartą auka tapo savanoris Gediminas. O kas būtų, jei šį sprendimą būtų tekę priimti patiems? Gal nebekris, jeigu mes darysim gal normaliai. Aš nebematau čia žmonių, visus matau kaip 15, kaip metrus. Visi čia metrais esame. Metrais. Mes labai taip sulipam, kad jau mes ir vakar kalbėjom, kad mes jau laimėjom, nes mes atradome vieną kitą. Mes labai panašios, pomėgis, kaip panašus. Nuo pirmos dienos mes tapom tigrėm. 3, visą laiką 3. Nes kad mes tarpusavį dalinsimės, tai tikrai, jeigu būtumėm, sakykime, tos gale paskutinės, ar ne, kuriam reikėtų dalintis, tai net nebejau. Ką būtumės? Ne, pavyzdžiui, juk mums žiauriai reikia. Ne, tai reikia, bet sakau, pagal logiką, kas labiausiai reikia, kad nori namo, tai tie tau ir turėtų kristi. O ne tie, kuriem čia gera, pats atsistojęs visus apklausinėjo, kam patinka. Įvardėjo, kam patinka, vadinasi. O kas sakė, kam nepatinka? Ignui, Alinai nepatinka, kam tam mūsų lyderiui nelabai sakė patinka. Aš tai jaučiu siūsčiau Alinu ten. Sportininkų. Ką tokia? Alinu. Nes, nu... Jei sunku čia... Bet nesuprasi jos. Jinai vieną dieną labai nori namo, kitą dieną labai nori būti čia. Prie laužo svarstomi būsimi jų likimai, o virtuvėje gimsta naujos darbo strategijos. Tai aš dar siūlyčiau, dabar išrenkam ką čia, pakviečiam darbą 1, 2, 3, 4, 5 pokalbius. Tikrai būsim kaip normalūs lyderiai, vadovai ir
pravesim pokalbį, gal kažką dar sužinosim, ko nenori jie sakyti prie visų, žinai. Sakysim, mum atvirai, mes niekam nepasakosim, ko nemėgstat, kaip kas, žinai. Žmonėm reikia įsikalbėti kitą karsenį. Tai vat, aš dar pagal savybę siūliau, kad vienas kitą konkrečiai timtels protą, nes jiem reikia spardyti subinę, o mes neturim laiko spardyti jiem subinę. Supranti? Jeigu reikia sugalvoti kažkokią idėją, tai aš ją sugalvoju. Ir sistemą nesenai sugalvojom darbo principą, nes pastebėjau, kad yra visiškas balaganas, ta prasme, visi kažką daro, bėgioja ir nevyksta rezultatas. Tai tiesiog sudėliojau atsakomybių sistemą, kaip įmonė pas save, ta prasme, tiesiog nukopijau tą, ką esu padaręs, tai nieko naujo, tai nėra kažkoks išradingumas, tai yra vadybos principas. Žiūrėk, žinai, kas yra neišbandytas? Nebuvo vandenys Nilgo. Taip, žinok, va dabar ką ir man mintis apie ją. Ir man mintis, kad ir senikės jos jėgos turi. Ir jos nezizė. Kad šitą čia, iš mano nuomonė. Ir jos nezizė. Ir nezizė. Jos mažiausiai zyziančios šiaip nedaro, nelinkus bėgti daryti, bet ir neverks. Sinilga! Sinilga ir... Kas? Vadovai kvietė. Visus? Visus? Einam. Aš. Tai va, nu jo, šiaip dalina logiškiausiai, kad turėtų, o kitas nežinau sekantis. Čia reikalingi yra stiprus žmonės. Paaiškinsiu ir biškį ir paaiškinsiu atvirai tą grandį, kodėl ne šiaip sau sulipdžiau, todėl kad nešikai, tai Simas su Eidmantu, yra žmonės, kuriuos reikia patemti už ausų ir tikrai neneiksiu. Ir norintis šiek tiek nusimazinti nuo darbo, nedaryti, gal ugnė pašauks, jie, manau, ten kikačiukai subėgios, prineš, bijos, kad jinai uždegs ir bus prinešta tų malkų. Bet jūs jaunimą stumdot konkrečiai. Ir aš tikrai padarysiu, jei reikės koalicijas tokias, kad jie, nespėjom, nepakeliam, kaip sakiau, bus atleisti iš darbo. Mūsų komandos lyderis yra Ignas, nes jisai viskam vadovauja ir reguliuoja, nes mes nesam buvę direktoriais ir jokių firmų vadovais, sustatė visas į savo darbo vietas, kur mes galbūt esam stipresni už kai kuriuos kitus, kurie to negali padaryti. Ir tie stipresni žmonės, aš manau, mes dirbam sunkesnius darbus negu kad tie kiti mūsų komandos nariai. Ką tu būtum išrinkus? Ką būčiau išrinkus? Nu? Kad iškristų? Taip. O aš ką būčiau išrinkus? Kaziuką jaučiu. Ne. Kad pilnai neįsimylėtum, kažkodėlės nesidaužytum. Ne, žinot ką, bet aš galvoju vis tiek. Nu, ne tiesiog. Aš pasakiau, kad būčiau tai. Nepasiduosiu, bet išmesti? Kodėl? Tu vakar verkiai, kad namo nori. Nes tu labai nori namo. Ne, nebenoriu namo, dabar to labiau nebenoriu namo. Matos, kad tau čia sunku. Nebesunku man. Viskas. Ei, pažiūrėsim rytoj, Lina. Nesunku man. Tai ką tu siūstum? Aš pasakiau tau. Ką siūšiau? Nu? Gal tą, kuriam nevertingi pinigai, tie, kurie... Nu, blemba. Atsakymą gavom iš tavęs. Taip. Nes yra, kam jų reikia tikrai labai. Ir ta prasme... Taigi, jeigu nori Ignas su Kaziu namo, tai ką, išmetat ir ką, ir rūkom. Sėdim hamakė toliau visą likusią dieną. Nu, išmeskit visus vyrus, nu, tai kai pastatys tiltą. Pastatys. Viskas ir galvoja, bus kažkas keisis. Supranti, kažkas keistus. Žaidimo kampas tikrai keičias. Oi. Tai nežinau, kaip tiesiog atėjau visiškai nieko nežinodamas. Žinau, kad jisai keisis. Tikrai, kad taigoje jisai keisis, bet dabar jau viskas išsiryškina. Jau matosi, kad yra žmonių, kurie strateguoja, lygiai tą patį darau ir aš. Strateguoju su kitais žmonėm, jau atsiranda grupės, atsiranda skirstymaisi, skaldymaisi, nebėra vieningos komandos, tikrai visi tai supranta. Nu, bet čia žaidimo dalis, manau, čia buvo laiko klausimas, kada taip atsitiks. O ar teisingą pusę pasirinkam, tai vėlgi čia spėjimas, tiesiog spėjimas. Bet tai hebragi, mes vakar taip dirbom, čia nieko naujo nepasakė. Ar gali, žiūrėk, mes biškai esam prisidirbę, ne? Ta prasme, nei pats sakai, neįvykdom viską. Reiškia, reikia sistemos griežtesnės, arba rimtesnės, arba kad visiems būtų aiškios funkcijos, kad viskas. Čia taigi dėl mūsų visų. Ok, sutinki? Sutinku. Nu viskas, ne dėl to, kad aš sugalvojau, jis sugalvoja, trečias sugalvoja.
Bet ta pati chebrytė, kurie čia veda valdžia, sugalvojo, kad mes nestatom metrų, o statom į krūvą. Taip. Tai aš ir dabar Jomantui galiu pasakyti, ne visas jo idėjas, bet šiandien tau gali žmogus nepatikti vienoje situacijoje, bet kitoje situacijoje jis labai gerai sužaidė. Tai šiandienykštis jo valdžios ėmimasis į rankas buvo žiauriai geras. Nes reikėjo, kad kažkas komandą supurtytų, kad imtus kažkas iniciatyvos, nes Kazys nuleido rankas, čia mes galėjom visą atsisėsti, paverkti, ta prasme, ir taip toliau. Jisai paėmė iniciatyvą į rankas ir Kazis liko viršininkas, jis jau nebenori atsistatydinti ir komanda pilnu entuzijazmu, dirbsim, visi, neaišku, kaip bus rytoj. Dariau 100 kartų ant tos baš ir padariau 100 klaidų. Ir matau, kad čia taip, žinai, kaip susirinkau į info, kaip įmonė aš darau. Kažkada mals atleisti. Iš darbo ieškom kito žmogaus. Taip įmonė ir dėlioju reikus. Žinot, ką nutarėm? Aš bent nutariau, kas laimės pinigų, jums tai realiai nelabai jų reikia. Davai, apie darbus prie laužo pasidalinsim ir babkiam, ir nuoskaudom, ir džiaugsmais, ir laimėm, ir nelaimėm. Man nebereikia namo. Vitas su Alina, ne? Žiūrėkit dabar, su jumis labiausiai noriu pakalbėti iš tikrųjų, norime. Principas, kad jūs esat stipri, labai grandis būsit, nes ir šitos reikia timtelt, už ausų ne kartą teko ir reikės nešikus timtelt. Šauki ir sakai, bachūrai, bėgat, nešat, be atmazų. Atmazai noriu myšti, noriu avietės, dar ško nelimpa. Bus. Matai, reikia duoti visiems. Tada gausis, kad kas čia vyksta, pasireikš. Nematysim ne vieno sėdinčio, bus atleidimų vakar, bus grinai, ką aš pasakiau, ateis, pažiūrės, sakys, nepanešam linksta rankos, nebegalim, sakysim taip, lipat į kanoją, į salą. Ir jeigu bus tokia situacija, kaip šiandien buvo su Gediminu, chebra, nepykit, bet mes visi tiesiog jumis iškikinsim, nes jūs nereikalingi darbui. Nereikalingi žmonės, jeigu jūs nepadirba teisingai. Nes visi gali paskirti, neliepiam 2 mergom nešti rastų. Tada galėtumėt mane debilų ir Kazį laikyti, kad liepiam nešti rastus mergom. Mes paskirstėm protingai. Pinigėlius visi pasidalinsim arba paremsim. Judėk. Mamukai, judėk. Aš taip gausi bašlių. Būsi iškrisi, pažadu, kad gausi pinigų. Čia nėra kalba apie lyderiavimą, nes vis tiek visi nori individualiai kažkiek pasirodyti, tai čia to lyderio tiek mums ir reikia. Mano planas buvo būti netoli lyderio ir laukti jo klaidos. Jeigu atvirai kalbant, tai mano planas buvo toks. Mažiausiai reikia silpnų žmonių, žinai, reikia dabar kiekas psichologiškai stipriai atlaikytų. Nes kuo toliau, to sunkiau, žinai, jeigu niekas nebenori tą vandenį lipti, visiems šalta, oras, jeigu blogas, vis tiek reikia veikti, žinai. Reikia daryti metrus. Tai tie, kurie, žinai, lūžta, tai kam, žinai. Jiems vis dar reikia pastatyti 300 metrų tilto. Tai mums vietoj tų virvės kilpų, mums tiesiog reikia išspręsti, girdi mane? Aha. Mums te reikia išspręsti aną mazgą. Vietoj to. Aš nebaigiau, hebra, palauks, dieve mano, kas aš dabar bėg turiu. Aš vidury sakinio, hebra. Vidury sakinio, prašau. Jie irgi laukia valgyti nori, nes mes negalime įdaryti. Gerai, pabaig. Pagal švilpuką man bėg, Pabaig greitai kalbėti ir... Eik, tavęs laukia. Kas, sakau, laukia? Eik į virtuvę. O aš vidury pokalbio, sakau, luktels. Eik dabar, jie tavęs... Ar taip viskas paprasta? Nejaugi taip viskas paprasta. O pasirodo paprasta. Ir viskas, eik pas direktorių, eik ant kilimėlio. Kada tai viskas įvyko? Su viena lenta, viena istorija apie verslą. Padarė įspūdį tiek. Ką mergos čia darot? Masažinė. Skumbrelės. Ne, skumbrės aš nevalgysiu, nes miegu su Kaziuku. Išmes man iš lovas. Manau, Kaziukas neatsisakys skumbrę. Ne, Kaziukas labai Vėl. Eikit ieškot. Varom. Tai jau tie išbėgo, nebebėgo. Tai bėgam kitur. Bet reikia žiūrėti, pasakyti jiem, kur kas gali pusėj būti. bus, jeigu ten sprogo. Varom. Nėra tenai. Nėra. O raktas yra dar? Kur raktas pas Kazį? Pas Kazį. Dalyviai tikisi naujos žinutės iš Švyturio. Jie jau pakeliui. Ten nėra raketa nukritusi. Bet tai kas ten yra?
Ten Žiūrėk, nebežė. kažkas atplaukė, ta prasme. Ten rimtai kažkas atplaukė. Bet ten nebežė. Naujas žmogus. Naujas žmogus. Naujas žmogus. Kviesiu Hebrą, ne? Negaliu patikėti, rimtai? Jaučiu. Naujas žmogus. Negaliu patikėti, aš jau galvojau, kad jau gaunam po 2,7. Jau paskaičiau, kad jau po 2,7 gaunam, po 2,5. Neskaičiu. Mergina ar vyras? Dviese mojuoja, mergina ar vyras? Aš apsivemsiu. Arba du nauji žmonės. Ne. Ai, tiksliai su barzda. Čia jau su savo slėpsies. Turėtų būti vyras, ne? Ja, būtų labai gerai. Bet jie dviese. Bent pirmą akimirką pabūkit draugiški normalūs. Ne, čia seniai lietuviai. Mes jau sužvėrėjom. Seniai čia komanda, nėra šansų. Aš žinau, kad mes sužvėrėjom, Nėra bet šansų. pabūkit draugiški normalūs. Dabar tai jau bus. Prisistatyt. Vardas, pavardė. Čia nelengva. Vardas, pavardė. Gimimo metai. Labas. Nerijus. Šiek tiek susijaudinę. Iveta. Pas mane. Nerijus. Simonas. Aš mačiau, kad jie mano akyse baimė. Galvoju, kas čia dabar. Naujakuriai atvyksta su lauktuvėmis, kurios regis užgožia pirmąją pažintį. 12, visada 12, dabar 13. Kaip taip gali būti? Nu tai ką, Hebra jau? Kažkokia Hebra. Prisieskit, draugiškas kolektyvas. Visi faini, visi draugiški, visi skirtingi labai, visi prikolini. Fainiau, matau drąsų Gal jūs viena žmonės. pora, ta prasme? O ką jūs žinot? Kiekvieną dieną mes statom tiltą, keliamės į darbą ir keliamės į kitą salą. Nu, čia dabar nesam saloj. Keliamės į salą ir tiltas turi eiti iki ten to švyturio. 300 metrų. 300 metrų. Kol kas judam labai sunkiai. 4 dienos, pastatėm nedaug, sujungiam. Turim tokių pasidarę ruošinių, taip sakant, bet dar trūksta labai daug. Teorinis tikslas pastatyti tiltą, bet toks pojūtis iš karto buvo, kad tai yra labiau, ar mes sugebėsim visi kažkaip atsisakyti savo ambicijų dėl bendro, tada klausimas, o laimėtojas kaip? Aš esu Kazimieras, gyvenime esu statybininkas, šiuo momentu dirbu su ekskavatorium. Čia mane komanda išrinko lyderiu. Manau, gal kažkas keisis, nes keičiasi kiekvieną dieną. Šiandien bandžiau to atsisakyti, bet nepaleido. Tiek apie mane. Ugnė. Ugnė, garsiausiai kalbantis žmogus čia. Antra palei keikimasi po Jomanto. Tai va, tiek žinių ir labiausiai taupanti viską, resursus, valgymą, maistą, viską suskaičiuojanti. Atsargiai, kad nematytų. Viską. Kapoju rankas naktį, jeigu randu ką nors valgantį. Taip, aš Simonas, man 26, dirbu nešėjai. Ir yra šios grupės juokdarys. Esu Vitas, jauniausias čia. Užsiemu profesionalus kovotojas esu ir ką, paskirtas pareigom rišėjų. Ir labai tikiuosi, kad padidės pajėgos tenais ir dirbsim sklandžiau. Bet kitą trumpai pertrauksiu, kad va, mes iškart galvojam, kad vyruką statysim į rišėjo poziciją, kur labai trūksta mums dabar. Sveikas atvykęs. Nes praradom vieną labai stiprų vyruką. Ne, taip tęsim susipažinimą, vėliau tada. Gerą vakarą, sveiki atvykę. Vardas Eidmantas, mane dar vadina Tiukiu. Aš čia esu taip pat nešėjas. Šiaip iš tikrųjų man labai patinka šitaip. Labai patinka šitaip. Realiam pasaulyje esu daugiau keliautojas, oficialiai, dar ir suvirintojas esu. Aš Vidmantė, atsakinga už šniūrus. Realiam gyvenime esu aktorė, 26 metai. Čia šniūras.
Jo. Sveiki. Vardas Ignas iš Klaipėdos. Tai esu Lietuvos čempionas, profesionalus lenktynininkas, profesionalus nardytojas. Šiaip žinomas žmogus, nežinau, žinot, nežinot, teko matyti, neteko. Žiniasklaido ar kažkur turiu nuosavą verslą nekilnojamo turto vystymo. Tai didžiausia vakarų Lietuvoje kompanija. Ir sėkmingai prisidedu prie chebros, prie darbo, stengiamės, projektuojam, planuojam. Tai apie save tiek tikriausiai. Sinilga. Esu Sinilga, Utena, 46, esu krepšinio trenerė. Ir tiek. O čia ką dirbi? Čia ką dirbi? Viską iš eilės. Ryšėja, tu ryšėja. Dar nerišau. Jau Nuo rytojaus. Pakėlė pareigose, tu ryšėja. Pakėlė. Tai aš Laura, 30 metai, iš Vilniaus. Esu renginių organizatorė. Šiuo metu pjovėja. Aš Solveiga, čia esu atsakinga už lentpjūvę, žodžiu, pjovėja. Juvelyrė, tatų meistrė, taip pat žinoma kaip ir Ignas, panašiai sekėjų turiu. Ir mes šiaip tigras esame. Ja. 1, 2, 3. Jo, aš tai esu Alina. Man 33 metai, esu Kazimiera būsima sužadėtinė. Mes turime 3 vaikus. Kazimieras to dar nežino. Mes turime didelę šeimą, 3 vaikus, bet ne jo vaikai. Esu ryšėja. Ką tu dirbi gyvenime? Ryšėja. O šiaip esu strojkėse dirbu fuguotoje, klinker fuguotoje. Tai aš už visus truputį rezimuosiu, jaučiu Hebra, kaip mes atvyko, nežinodami, ką reikės daryti ir kaip, ne. Bet jūs, sveikinu, patekote į konkrečią strojkę. Čia yra strojkė. Mirksim vandenį, šalsim biškutį kojas, ryšim. Aš jau drebu pusę veidą skauda. Bus strojkė. Bet dirbsim. Noriu truputį nuliūdinti, papolėti strojkę. O gal leiskime. Prisistatyt? Žmonėm prisistatyt. Prisistatyt. Mano vardas Iveta, man 35, aš iš Vilniaus. Deja, jokių žinių apie statybas nulis. Padedu moterim lieknėt, todėl galiu padėti. Emocinį valgymą šiaip, čia mano tema yra emocinis valgymas, tai vienu žodžiu. Padėsiu virtuvėje. Su kokiu tikslu atlieki? Su tikslu kokiu? Nes visi klausom vieni kitų tikslo. Pirmas toks tikslas, ne visą sumą, bet rimtas man asmeniškai užduotį turiu, ne tai, kad tikslą. Vaiko svajonė yra kelionė į Tokijų. Tai va, Dėl to, ne? Kiek vaikų turi? 12 metų, berniukas. Sakė šiandien bent jau, kad pavydi man. Kad aš čia. Psichologiškai ekstremų bus. Matau tiesiai iš fronto Ukrainos. Šiaip 10 metų aš tą medį kramtau. Tai Skandinavijoje ir miškus pjaunam, ir pirtis statau. Kokius 5 metus profesionalus aukštalipis. Tai virvės mazgai man ne problema. Nežinau, tik tais tiek, kad turbūt nuo 20 tai aš tik tais įmonės visokios valdau. Vienas sėkmingiau, kitas prasčiau. Šiaip dabar šaulys. Šaulys mano sūnus irgi. Važiuoju į Ukrainą, stengiuosi taip į mėnesį, tai vieną kartą nuvažiuoti. Nuo karo pradžios, tai nuo 1 savaitės realiai. Prasidėjo karas, biškį įsigandau, įsipirkau soliarkos, galvau, sėdėsiu dabar saugiai. Bet 2 savaitę galvau, nieko nebus, reikia važiuoti, tai taip ir pradėjau, judėti tenais. Tai mane sukrėtė, aišku, aš tenais dienom, naktim net užmigti negalėjau, ten žiūrėjau tos visos baisybės. Naktį prabudau ir žmonai, sakau, aš rytoj išvažiuoju, sakau, šiandien susidenu viską. Žmona labai bijojo. Aš nuraminau, sakau, aš tik tais iki sienos, sakau, ir viskas. Nors keliai aš žinojau, kad aš važiuosiu biškį giliau. Karas vyksta, ta prasme, viskas tikros bombos, tikros žūtis ir tūkstančiai žmonių žūsta. Nekalta tauta tiesiog yra naikinama. Turime reaguoti, galėjome čia būti ir mes. Ir kaip narkotikas toks savotiškas, žinai, nuvažiuoju žmonės laimingi, patenkinti, grįžti, nori vėl važiuoti, žinai, ir vėl važiuoju. Kiek kartų buvai? Jeigu pasas nesumelos, kokį 10 jau. O Šaulių sąjunga, nepriklausai? Jo. Stabiliai lankaisi?
Jo, po tenais, po tų su įvykiu, tai realiai, kai pamačiau, kokią darbą jie ten savo šaly turi atlikti, tai aš mačiau, kad pas mumis to nėra ir todėl įstojau čia mūsų Šaulių sąjungą. Prieš kiek laiko įstojai Šaulius? Virš metų. Aktyviai tenais dirbam. Tai tu nežinai, ką tu gausi per mėnesį laiko ir kur per mėnesį laiko reikės daugiausiai pagalbos. Raketų kryptis yra neaiškios, tai kur jau daugiau nutupė ten ir važiuoji. Du nauji komandos nariai yra labai didelis pastiprinimas darbuose, bet tuo pačiu ir didesnė konkurencija, žengiant tiltu link piniginio prizo. Mes visi statom tiltą, ne? Šiai minutį. Dalinčiausi šiai minutį su visais, išskyrus naujus žmonės, nes jie dar mažai prisidėjo. O tu turi vyrą? Ne. Neturi, ne? Tai čia nei viena neturi. Visos išskyrusios, visos vienišos mamos, visos tokios. Visi skyrė ir visi vieniši. Aš išsiskyriu su vaikais, jinai irgi. O tu vieną vaiką turi, ne? Taip. 12 metų, sakė. Jo. Gėtė berniukas. Berniukas. Pirmas įspūdis - bardakas. Nu toks, va. Aš buvau nustebusi, kad visi taip susidraugavę, bet tiesą sakant, nelabai to patikėjau. Toks kažkoks keistas jausmas. Sakau, iš vienos pusės, jeigu taip leistas patikėti, tai atrodo, kad čia turėtų kokie 3 mėnesiai praeit. Va toks jausmas, kitas jausmas netik. Mes sugalvojom su Kaziu tą visą reikalą, kaip lipdyti, žinai, ta prasme, tu dirbęs, sakė, irgi, ne, prie tų medinių statymų rastų, bet klausimas, kiek tai čia reikia rišti su virvėm ir rastais. Ir įrankiai yra pjūklas, kad suprastum, dildės, pjūklas, su pjūklu pjaunam tuos, dildės ir šniūrai. Bet viskas tokie, Nu, tipo 100 metų senumo įrankiai. Senelių įrankiai. Kad suprastum. Aš ir vienas susidoročiau su to tiltu. Bet kad čia kažkas tai neįveikiamo, tai čia tikrai labai paprastas ir nesudėtingas darbas. Gerai, šiaip įdomės žaidimas. Dabar 3 dienos buvo tokios, kur mes nesupratom. Pavyzdžiui, šiandien jau toks veiksmas buvo, sakau, žmogus išmestas. Va taip neaišku, čia kažką iškituot reikia. Darbai nebevyksta jau irgi, tai prasideda įdomiau. Naujieji atvykėliai į stovyklavietę įnešė nemažai sąmyšių. Kol miško svečiai nerimastingai laukia rytojaus, nerimauja ir juos supanti gamta, ką ji yra paruošusi naujai dienai. Senbuviai žino, kad jos staigmenos ne visada maloningos. Nu, va kaip jūs? Kaip visada mes, o jūs? Naujai. Ar mėgoji biškį? Mėgojau. Nes prieš tai buvau nemėgojau. Geriau negu naktį prieš. Nu ja, porą naktų aš prieš irgi buvo baisus. Bet pirmą naktį irgi buvo baisus. Po porą valandų tik tai smėgo buvo. Šiandien vėl taip pat. Čia, žinai, jeigu tokiais tempais varyt, tai dar kiek čia liko dienų. Sunku bus ištverti. Ne, tai aš nemanau, kad tokiais tempais kiti irgi ištvers. Su baltais kedukais, ne? Jau labai baltai. Su baltais kedukais. Buvę balti. Aš galvojau, žinai, mes kaip galvojom, čia bus tas, žinai, žiaurumas. Aš žiūriu, taip išėšęs panas, visas. Taip žiūriu, ką jūs čia darot, galvoju. Žinai, kiek atėjau, tik tas panas, žinai, bestumkė, žinai, galvoju, kaip jūs čia ištversit. Kaip jūs čia gyvensit, ne? Nu, galvoju, žinai, panom vis tiek, vyram daug lengviau tokie visokie bairiai. Tai vis tiek prieš vyrą automatiškai pana pralo, žinai. Nori, nenori. Nu, kokia dar pana, žinai? Vis tiek, kokie biškiai jėgos daugiau labana, panai, vis tiek. Moteris yra moteris.
Moteris, žiūrėk, daugiau krenta emocijas ir viską. Bet mums tai padeda. Nu, aš ką, išsirėksiu, išsiverksiu ir grįžtu, Ir varai. kaupi. Mes tik atrodom tokia, žinai, silpnas, o po to darai ir darai. Nu, tai moterisgi su vaikais turi kantrybės. Ne, tai taip. O vyrai. Vyrai 2 dienas, man. Ja. Aš moku prisitaikyti, tai yra viena iš mano stiprių savybių, aš moku prisitaikyti ir tikrai gyvenimas daug kur tai parodė. Esu mama, mano sūnus Evaldas, jam 12. Dirbu su moterim 12 metų, lieknėjimo srityje, padedu joms lieknėti. Nuo paauglystės turėjau valgymo sutrikimų, apie kuriuos, aišku, nežinojau, nesuvokiau, kad taip yra. Tiesiog labai savęs nemėgau. Norėjau slėptis, norėjau, kad manęs niekas nematytų, bausdavau save už kiekvieną suvalgytą kąsnį. Buvau tokia perfekcionistė. Tuomet įstojau į medicinos universitetą ir ten man atsiveria akis. Į tai, kaip veikia organizmas, kokia yra vidaus biochemija ir kas iš tikrųjų yra svarbu. Su savo tuo keliu, kaip aš norėjau lieknėti, ką daviau moteriams, mano ta vidinė metamorfozė dabar atsispindi ir mano darbe. Tiesiog būti tokia, kokia esu, su spogais, kilogramais, su viskuo, žinai. Ir manau, kad tai bus naudinga ir mano klientėm, kurios pas mane ateina. Būti tiesiog laisvom. Šiandien turim sujungti vidurį su priekiu, jeigu norim rytoj neiti į darbą. Bet ne mes taisyklės diktuojame. Bet turi būti sujungta pusė tilto šiandien. Davai, taip ir padarom. Nu, tai davai, nu. Ir rytoj išeigina, ne, senelė? Jeigu sujungiam pusę, tai jo, aš už. Reikia išsimaukti lėkštukę. Nu taip, nustumė, lyg kažkas nuneš. Aš šiandien 4 išplovau, dar kažkas kažkieno. Aš pagal panetkės negaliu, nes zonui lėkštės tik dukai plauna. Eikta. Gavom naujus 15 metrų. Tikimės, kad turim daug šansų sujungti šiandien su viduriu. Turim kelis naujus žmonės. Komandos išlieka tos pačios, išskyrus sugalvosim, kaip integruoti mūsų naujus žmonės. Arba ne. Arba ne. Pamatysim. Aš esu apsirgęs, tai galbūt pakeis mane, nes nelabai galiu lipti į vandenį. Vakar susipažįstant sužinojom, kad gavom žmogų, kuris su mazgais yra susidūręs gyvenime daug kartų, tai galėsim kažkaip irgi dar pažiūrėti, gal įvertins, kur darom klaidas, gal matys kažko naujo ir duos pasiūlymų, kaip galim daryti geriau. Šiaip darbą mes žinom, ką mes turim padaryti. Tiltą pastatyti. Nu, bet kaip turėtume šiandien daryti? Ką turim padaryti kiekvieną dieną žinojom, ne? Kad turim pastatyti tiltą. Bet ar mums tai sekės? Ne, bet dabar turim sistemą kitokią. Kad visi turėsim savo vietą ir nieks niekur nebesikeitaliojam. Dėdė. Taip. Gal būtų naudinga, iš tikrųjų, kad ir jūs, inžinieriai, iki tos naujos dovanotos konstrukcijos nuplaukėt, apsižiūrit, gal pasigausit kažkokių idėjų, kaip, patikrinta, žinai, kas veikia. Ne, mums reikėtų nuplaukti. Nuplauksim. Bet aš manau, kad vėl pamatysim tą patį, kad bus pilnas pavyzdį, Bet jo, nuplauks. Veikia. Jeigu pilnas, net nėra tolko, bus tas pats. Bet aš matau, kad pilnas. Ai, tai nėra tolko, bus tas pats, kaip ten buvo. Lyderio sprendimu švyturio dovana lieka neišpakuota. Vėjo blaškomi, plūduriuoti vandenyje lieka 15 metrų tilto. Kaip ir žinutė, kurios niekas neperskaitė. Orientuojamės į šiandien dieną. Ir ką patobulinsim čia, tada galutinai užtvirtinsim su parašiukais visi. Ar šitą dar klausimas, su šito pabaigiam? Nu jo. Chebra, ką darom su vakariniu užmėgimu? Nes ha iki 3 ryto ir po to mes norim būti energingi ryte ir daryti dalykus, tai neveikia. Sutinku irgi 100%. O man tai ką aš žinau, Gerai, tik su laiko sutarkim. Bet jūs tai žinokit, mėgojo tol, kad teko mes įsikalbėjome. Aš tai nemėgoju. Jūs mėgojo.
Jau knarkėt. Tai nesinilga knarkė. Jo. Nežinau, kas neįsimiega, galite eiti šiaip į hamaką miegoti arba neškite. Arba kas negali užsičiaupt, gali eiti virtuvėje pašnekėti. Tiesiog nesuprantu. Ko nesuprasti? Ko nesuprasti? Nežinau. Tai dabar mums linksma ir reikia būti ramiems. Tai linksminkis čia, linksminkis virtuvėje, viskas gerai, bet jeigu yra žmonių bandančių pailsėti, pagarbos kitiems žmonėms, galima išmokti. Tai kad vienas mėgė, mes turėjom tai tylėti. Čia nauji žmonės buvo linksma, jokinga. Čia jeigu būtų vienos nakties dalykas, tai aš net nekelčiau klausimų. Tai neišsprendė klausimą. Tuo įspręsim dar. Aš noriu prisijungti iš tikrųjų, nes aš tiesiog šviežiai, ką matau, kyla vis tiek barniai. Vienas pyksta, kitas tai reikia. Ačiū, visada žinok. Bet miegą galima lengvai susitvarkyti. Tai yra patalpa miegui, patalpa pokalbiam, tegul būna virtuvė, kaip kažkas pasakė. Ne, ir tada... Tiesiog taip nebus. Bet jeigu susitarsim ir taip nuspręsim, tai taip bus. Bet pyktis yra ta emocija, kuri tiesiog duoda energiją kažką pakeisti. Ką pakeisti? Kad kažkur arba pažeidžia tavo ribas, arba nepatenkina tavo poreikį. Tai iš esmės jis yra neišsimiegojęs, jam trukdo miegoti, tai yra pagrindinis poreikis, ypatingai dirbi, šalta, ko nesvarbiausias resursas mūsų sveikatos. Ir tiesiog švaistyti jį ant to, kad pažvengt vakare, man tai yra nemandagu ir nelogiška. O jūs tada reikalaujat, kad iš ryto tyliai išeitų. O ką tu darėjai? Tai šiandien irgi blūdija. Aš toks jausmas viena. Man tai vapšė galiu aš net neiti tą namelį, blemba, miegokit jūs visi ir tu gali miegoti. Dieve mano. Blemba. Man jau pradėta prasme. Aš neįsiu miegoti, net eisiu į virtuvę miegoti, jūs miegokit dėl manęs, bet aš ryte nieko nedarysiu. Važiuojam. Blemba. Apsiverk. Turėsiu kaldrą ir miegokit savo ramiai visi. Nusiramink, Saulytė, žinok, jau užknisa, ta prasme, visi puola. Dėl maistą kariauja, kurį išmetėm, supūdė maistą, ta prasme. Niekas tavęs nepuola. Blemba, man ta prasme. Baigs ne nuo pačio ryto. Ne, aš tik galvoju, kad ne vaikų darželis susirinkęs, čia dėl kiekvienos ašaros dabar čia verkti ir diskusijos, tai... Čia yra sociopatinis elgesys, su kuriuo yra labai sunku tvarkytis. Ir tai iš tikrųjų reikalauja labai daug energijos. Varom! Varom, laiko netaškysit. Kas neišplaukia, pasilieka. Dabar jų jau 13. Metas išbandyti naują darbų sistemą ir įtraukti naujus atvykėlius, išnaudojant visą jų potencialą. Va, tieta nugarą. Va. Sargiai kojytę. Nu ką, every day I'm shuffling. Po eglutę dovanėlę paliekam ir jeigu reikės, čia 3 metrinius 2 turėsim. Judam, važiuojam. Kazy, tu šoki dabar prie merginų, parodai, kaip rišt, pažiūri, mes tada nėrką varom ten. Suvažiuok. Seniai, kaip tu riši? Kažkaip dar kitaip. Jo, visiškai, tai mes čia su Gediminu šitą padarėm. Bet ne X-ą darai? Ne, nes X-as naudoja dvigubai daugiau virvės. Bet nesismauko tau, pajudink. Nu, dabar neverčiau stipriai, žinai, bet aišku, smaukysis kažkiek. Bet su X-u, žinok, daug daugiau smauko. Ne, tai tas pats, viskas, riša tik su seniai. Geriau nėra už X-ą. Tik jeigu bus kokių lengvų rankų, tai reikia čia yra, žinai. Galiu padėti biškučiuką. Einu pažiūrėsiu, ar niekam nieko daugiau nereikia ir tai ateis. Nu, paničkos. Ką? Kaip einas lempieviai. Gerai. Kaip tau viskas gerai? Jo, gud. Žiūrėk, Kazy, galėtum gal padėti, tik apversti mums. Palabiškai pasimatuojam ar ne? Ne, tai jis jau čia, tai apverčiam pamatuot, bet kada galim. Mes padėsim.
Reikėjo priešingą Užtenka, užtenka. Jo. Op, gerai. Gerai, ar Gerai, mums kai klibės mes. Ne, gerai, žinok, čia aš jau tokių 100 pripjovis. Jau čia geriau nebus. Nu. Fiziškai jau sunku. Tikrai sunku, kūnas biški apleidžia, žaizdos negyja, tai čia jo didesnė problema. Gal tas ir tada šiek tiek ir psichologiškai spaudžia, nes nenori, kad kažkoks fizinis dalykas sustabdytų. Tai jo, kažkiek yra baimė dėl tų dalykų. Ruoškis, motin. 1, 2, 3. Nu, davai. Kišk, motin. Dar kelius. Mane pačią kelą. Mane pačią iškelia, supranti? Čia reikia gal. Nes... Kišk, tu plukdink. Lietuvi. Mat, tu plukdink. Ai, Alėna, mes čia viršuoju. Ne, nu ta prasme, čia reikia... Šiandien aš pakelsiu, tu kišk. Davai, tu kelka. Ko, teik pakelt padėsi. Aš pakelsiu, nes mane pačią iškelia į viršų. Tu gerutė, tiek nešnekėk, nu būk gera. 1, pala. Pasiruošk. 1, 2, 3. Malačiai. Tai reikia jėgos. Biški. Ir aš biški. Viskas. Dabar va. Nėra eina kaip Švedijos gamyklai. Čia. Viskas kaip Švedijos gamyklai vyksta. Daug sunkiai dirbau labai. Gal pradėjau aš dirbti 17, jau, ta prasme, suaugusio žmogaus tokį darbą. Situacija tokia susiklostė, kad reikėjo dirbti tiesiog. Norėjai kažką tai turėti. Mano nuomonė, tai visi turi turėti kažkokį tai tikslą, aš nežinau. Aš tai turiu tikslą, nu tai. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Noriu vandenį. Vieną dieną, žinok, dar 2 savaitės, tikrai ne, aš prieš. Nesvaik. Dantis skauda, viskas skauda, gerklė, nosies, paskui, jeigu ugnelės atkris, kas tada? Nu, tikrai nesvaik. O ką jau vis bet kokiu atveju išreikės? Oficialiai lyderis Kazys. Lyderio rolė yra užėmęs Ignas. Daugiau nei pusė grupės yra jau jo sekėjai. Ir naujas žmogus, kuris atvyko, labai greitai perimtų lyderio rolę, jeigu jis to norėtų. Nes jis yra labai stipri asmenybė, konkretus žmogus su daug patirties, jis daug ką gali, bet Ignas to neužleistų, todėl labai greitai įvyko draugystė ir gražiai žaidžiama, fainiai, bet labai akivaizdu, paviršutiniška. Merginos imasi iniciatyvos apžiūrėti tai, kuo juos apdovanojo švyturys. 15 metrų pastatyto tilto atkarpa. Vėl. Kaip gerai, kad atplaukiam. Palauk, aš paimsiu. Kiekviena tilto dalies. Palauk. Kiekviena tilto dalies konstrukcija turi būti 3 metrų ilgio ir 2 metrų pločio. Vienu metu ant pastatyto tilto gali būti nedaugiau nei 4. Tas pats buvo kaip prieš tai. Vadinasi, mes kažką negerai darom. Švyturys tilto statybai turi konkrečias užgaidas. Labai svarbu, kad statybų šurmulyje jos neliktų pamirštos. Ir Ignas labai nenori nusileisti, kad reikia nuplaukti ir pažiūrėti ir daryti taip. Nes jisai sugalvojo. Ne, dabar nėra iš ko daryti, supranti. Bet tikrai reikia su 4 daryti, ne su 6. Jo, su 4. Duoti ilgesnis. Nes ant šitų, kur mes padarėm, neatsistos 4 žmonės, supranti. Net smulkiausi. Ten radom. Su lapeliu. Žinutę ir peilį. Jo. Atplaukiam su žinutė ir peiliu nauju. O ką žinutė? Priminimas, jau tokią vieną turėjom. Tuoj paskaitysim. Jūs debilai ir nepadarot nieko. Ne.
Žinutė skaitimas, visi susirenkam greitai. Žinutę mes jau tokią turėjom, tai labai įdomu, ar tai yra kažkas, ko mes nesilaikom, bet skamba taip. Kiekviena tilto dalies konstrukcija turi būti 3 metrų ilgio ir 2 metrų pločio. Vienu metu ant pastatyto tilto gali būti nedaugiau nei 4 asmenys. Dabar paklausyk, aš pasakysiu, kaip tam padaryta. Yra ilgi rąstai, šitų trumpų eina 10 ir 4 šitie bambaliai. Vienas kampas, antras kampas, trečias, ketvirtas. Galit pasižiūrėti. Ir jie yra visi palaidi, mums reiks susijungti. Mes įtariam, kad čia yra kaip pavyzdys ir mums duos tiesiog daugiau rąstų sudėti į vidų kada nors. Tai iš kur tu rastų čia atgabens įvaizduoti? O kažkaip tuos irgi atgabenu. Trečias sąmokslo teorijas. Eina perėti ir taip. Tiltas, ką čia net? Jūs nuplaukit pažiūrėti. Jungiam tiltą. Jau antrą dieną tą patį kalbam. Jungiam tiltą. Bus 0 vakare. Aš manau, kad mes griausim visą tiltą, ką pastatėm. Nes mes gavom pavyzdį užvakar, kaip turi atrodyti segmentas. Mes nesivadovavom. Gavom šiandieną, nesivadovavom. Bet aš manau, kad mes turim daryti taip, kaip padaryta. Bet mes taip nedarom. Ir kad reikia panaudoti visas medžiagas, ko mes taip pat nedarom. Atrado toks tokį, man atrodo, biškį. Nu, nemanau. Gerai, eina, nu. Bet pabairuoja, tai jau žinai, gerai. Jo, pabairuoja, bet Nerijus griežtai pasakė. A, ne? Jo. Ką sakė? Kažkaip sakė, seni, tu čia ir be barzdos liksi, sakė. Nemanau, tas nutilo. Okay. Ir kuo toliau, to sunkiau judės man. Ne? Aš kaip vis tiek turėsiu sudėti. Senis susijuda, bet kiaušio operacijos reiks užsakyti už 30 štukų. Tikiu. Kazys nenori žmonių supurti, sučiupti ar kilstelt balso, ne tai, kad šaukti ar įžeidinėti, bet tu turi būti išgirstas, kai visi šaukia. Jis to nenori. Nematau jo kaip to asmens, kam tai būtų natūralu. Todėl jis padaro savo rolę, kaip būdavo Anglijos karalienė, o sprendimai vyksta antram fone. Taip. 3, 2, 1. Važiuojam. Lekim. Turim. Virvę out. Tai gerai, šitą ne patį ploniausią. tą ant viršų. Turim, laikom. Verčiam. Miegot? Ne, bet čia jau, aš tik dabar atkreipiam dėmesį, čia jau dantų trūksta. Ne? Aš ir taip galvoju, kaip jisai sako, kaip Kazys. Bus tas tiltas, bus. Ok. Nu ką, darbelis? Sistema veikia? Vidmantukai? Veikia sistema? Aišku. Kaip šiandienos sistema nauja? Fantastiška. Ačiū tau, kad tu esi. Bet klausimas, ar ilgai? Čia reikia. Čia turi būtinai išpatentuoti šitą visą reikalą. Visi, kas kursit verslą, užsipatentuokit sistemą. Įvesta darbo sistema jau patentuojama. Besileidžianti saulė praneša apie šiandienos darbų pabaigą ir laukiančią garuojančią vakarienę. Vis tik, kol vieni pasiruošia atsikvėpti, kiti dirba toliau. Švyturio dovana turi būti pasirūpinta tinkamai. Ir visai nesvarbu, kad nerimastinga gamta nelepina šilumą. Aš galvoju, tu šitą gaudysi dar. Aš nežinau, jisai niekur nedings. O šitie... Nes tuos tai man lengviau čia atstumt bus, negu tau. Ta irgi spėsi paimti? Nežinau. Aš pastumsiu. Nors šiek tiek pastum. Aš nežinau, aš iškart pasakiau, sakau, važiuojam pasitempti ir tiesiog nuo to, kas jau mums duota ir startuojam tiesiog. Turėsim pavyzdį,
kaip daroma, ryšim ir važiuojam. Tai gal ten visus ir nebūtina, bet nuvažiavau ir vieną parvežiau ir atspirties taškas, viskas, važiuojam. Ko visi stovi? Žiūrim. Važiuojam. Kur? Į pareigas. Į Vilnių, Timoterkę šiandien, šeštadienį. Kodėlgi ne? Sakys, ne šį vakarą, berniuk. Tik terasą atsidarė. Tik suknelės susidėsime ir varom. Ką darysi? Sujungsiu šiandienos darbą. Aš manau, kad Dievas atsiuntė šitą. Užfiksuoti. Tai atrodo labai stiprus žmogus, protingas. Ta prasme, net nežinau, nesu matęs tokio rimto žmogaus, toksai kaip herojus galėtų būti kažkokio filmo, tai nežinau, barzda, viskas toksai labai rimtas. Tai tokio atrodo įneš tokios tvarkos kažkokios. Pagaliau tiltas įgauna savo tikrąjį veidą. Tik koks tas veidas bus? Švyturys jau žino. Šioje stovyklavietėje gali tikėtis visko. Na, vienu žodžiu. Realiai dar tiek pat, kad iki vidurio. Pirmą dieną mes iš nieko nepadarėm. Antrą dieną pradėjom gaminti. Bet jo, logiška, kad turim dengt pilnai tos podus. Nes ir kaip atrodys tas tiltas, žinai, jeigu padarysim tokį, kokį dabar darom. Ir jisai šiaip tai, pilnai dengtas, kiek jis yra stabilesnis. Jo, ten ramiai galėsi praeiti, kavos pasidaręs. Kol kas visi labai atsargiai vaikšto nesaugaus tilto briaunom. Tai kontroliuojasi kol kas visi. Visi kol kas nori būti su visais draugai. Čia pasitikėjimas uždirbamas sunkiai, tačiau prarandamas labai lengvai. Padraugaujam. O ko jūs tikėjotės? Tai reiškia? O ko jūs tikėjotės, kad visi iki galo išbūsimės? Aš apsiverksiu. Aš irgi žinot. Bet nieko. Ta prasme, aš tai nežinau, už ką balsuoti, aš neturiu nei vieną variantą. Bet gal net nereikės balsuoti. O jas. Tai neik prie tos skrynios. Bet čia irgi negali žinoti, Taip, kad niekaip po degytės neišsuksim, žinai, ar bėgsi, ar nebėgsi, anksčiau ar vėliau. Manau, geriausia taktika, nori būk naudingas, viskas, ką čia daugiau prigalvosi. Aš gyvenime vadovaujuosi tokiai, žinai, niekada neskubėk. Neskubėk ir būsi pirmas. Niekada neskubėk ir kai paskubu, taip man šūdas gaunasi. Net labai iš tikrųjų, labai viskas keičiasi kiekvieną dieną. Tai atrodo dabar, kad šiandien esi, tai rytoj jau nežinai, ar būsi. Vakarui einant į pabaigą, visi ieško, į ką galėtų atsiremti. Kuo pasitikėti. Ir su kuo užmegzti draugystę, kuri tiltu nuvestų iki pat švyturio. O kodėl tu jautiesi vieniša? Su tavim nieks nebendrauja, taigi visi bendraujam su tavim. Ne, vis tiek kaziukas mane palaiko ir visa kita yra. Tai aš tai neturiu kaziuko. Nelūžk, nepalūžk, laikykis, Pusvalandukas vėl bus geriau. Iškentėk. Aš jau geriau grįžiu prie tų statybų rūsėką. Grįžęs. Bet pabaigim, ką pradėjom. Iki galo. Aš nesu tokia stipri. Esi. 5 dienas buvai, dar gali būti 8. Aišku, man reikia jos balso, kada man reikės. Neslėpsiu, faktas, ir dėl to aš tai darau. Ir dėl to aš stengiuosi, kad jinai nepalūžtų ir nedingtų niekur. Nes jeigu jinai išeitų, aš prarasčiau žmogų, kuriam skiriau labai daug laiko.
kažkam dabar kitam daryti tokią įtaką, kokią galiu padaryti jai, nu aš nebespėčiau su nieko tokio ryšio sukurti. Tai faktas, kad darysiu viską, kad tik tais jinai neiškristų, kad tik tais jinai liktų, ypač kad neiškristų savo norų, kada palūžta, nes palūžus buvo jau ne kartą. Kai kurios draugystės čia labai gerai apgalvotos, o palaikymas ne visuomet nuoširdus. Čia juos išbandys ne tik tikėjimas vienas kitu, bet ir švyturys, pasiruošęs patikrinti, ar šie pasitikėjimo saitai pakankamai tvirti. Kitą ketvirtadienį tik per Telia Play Plus. Čia žaidimas. Jeigu mes nestrateguosim, kai matom, kad kažkas strateguoja, tai būsim labai greitai po vieną. Ypač Laura su Solveiga negalima leisti, nes išmes tave. Jo. Jeigu tik gaus progą išmest tave, išmest. Jeigu panos nori, ta prasme, karas bus. Niekas už nieką nebalsuos, nes apsišykė, bijo. Užmušiu, nužudysiu, atėjau pjauti, atėjau to ir tu vien girdi tą negatyvą. Žmogiškumas yra pirmoje vietoje, bet iki šiandienos tikrai nereikėjo lošti, sakykime, žmonių jausmais ar dar kažkuo. 7 dienų bėgyje piniginis prizas sumažėjo 5000 eurų. Juos pasisavino vienas iš jūsų. Jums netektis, o kažkam neblogas laimikis. Kas, kodėl? Ignai, vagie šmutė tu. Kažkuris iš mūsų visų padarė kažką taip, kaip reikia daryti.